Dauguma lengvųjų automobilių įregistruotų tarpukario Lietuvoje buvo amerikietiški. 1937 metais vienas lengvasis automobilis teko 1243 lietuviams. JAV vienas automobilis teko beveik 5 gyventojams, Didžiojoje Britanijoje 21, o Vokietijoje 47. 1924 metais akcinė bendrovė Auto Kaune pradėjo eksploatuoti pirmąją Lietuvoje autobusų liniją, tačiau dėl jų brangumo, didelių eksploatavimo išlaidų ir nemažų mokesčių 1925 pabaigoje bendrovė atsidūrė ties bankroto riba. Kelionė autobusu nuo vienos iki kitos stotelės kainavo 25 centus. 1939 metų pabaigoje keleiviai iš Kauno autobusais galėjo vykti į Marijampolę, Alytų, Kybartus, Šakius, Šiaulius, Biržus, Raseinius, Zarasus, Palangą, kitus miestus. 1926 metais Kauno ugniagesiams buvo nupirktas pirmasis Daimler markės gaisrinis automobilis. Po kelerių metų Kauno ugniagesiai jau važinėjo tobulesnėmis Chevrolet firmos mašinomis. 1931 metų rugpjūčio 5 dieną buvo atidarytas Žaliakalnio keltuvas. 1921 metais traukinys iš Kauno į Šiaulius atvykdavo per 4 valandas 50 minučių, o jau 1937 metais šis laikas sutrumpėjo iki 2 valandų 19 minučių. 1929 metų balandžio 15 dieną arklių traukiamas tramvajus, kitaip žinomas kaip Gonkė, pragyvenęs beveik 37 metus buvo iškilmingai palaidotas. 1939 metais pradėta reguliariai skraidyti maršrutu Kaunas-Palanga. Lietuvos lėktuvai 1939–1940 metais skraidė ir į Rygą, gabendami keleivius bei oro paštą.